Minėjau, pastaroji 4 rungtynių atkarpa pozityvi. Krosvelas, jo užsibaigimas per Beniušį. Tiesa, jie, galbūt galėjai šiek tiek atsipalaidavęs ateiti į rungtynes prieš Mažeikius, kur ar taip Nevėžis metu, kuomet, nėra kelių svarbių rungtynėse, jis taškais nepasižymėjo, bet išrašė 2, tikrai kaip šis šį kartą neužsibaigė ir Juventus lieka be taškų. Komandų rungtynės Kėdainiuose, kuomet Nevėžis triuškino Juventus. Kol kas tai yra tik pirmasis kėlinys. Juventus šiek tiek pabėgo, bet ne tiek toli. +6 po dar. Krosvelas nuo tritaškio linijos prieš Beniušį ir naudingumo balų Lukašiūnas. Geros situacijos jam, bet kuomet neapsiginta prieš tiesioginį varžovą. Ir vėl 8 taškai skiria komandas. Tiesa, dabar Krosvelas gali. Juventus komandoje Beniušis 8 taškai, Kestelotas jau ir visus 10 yra pelnęs. Dominikas dabar atakuojant iš toli Darilo Dualą, kuris atkovoja kamuolį puolime 9, bet Bukauskas žaidė mažiau nei porą minučių. Matas Mačiauskas šiek tiek daugiau nei 2 minutės rungtyniavo. Mulys rezultatyvus perdamas, užsivedęs Matonas, užsivedusi publika, kiek daug. Edas Krosvelas. Trečiajame kėlinyje jau turėjome kur kas mažiau baudos metimų iš Kėdainių komandos pusės. Matoną. Priima kamuolį Edas Krosvelas, įkiša Žirardų ir čia jau judėjimas be sezone žaidęs visose BCEIF Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Čia vienženklio. 8-7 laimi Nevėžis kėlinį. Krosvelas dėjimu pavaišina šių rungtynių žiūrovus. Dar kartelį. Jau nebespėja Juventus gynybai. Šiandien mažiau rezultatyvus, bet jo puikus perdamas Edas Krosvelas. Čia jau siunčia linkėjimus ir ištikimiausiams Juventus. Kamuolį iš viršaus. Edas Krosvelas pastarųjų įspūdingų epizodų autorius. Čia jo antrasis dėjimas. Ir Edas Krosvelas ir pagarsinti 25 taškai, 11 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvūs perdamai, 2 blokai. Geriausias beje jis yra lygos blokuotojas. 4 pražangos, 6 išprovokuotos pražangos, 6 klaidos, visi 9 pataikyti dvitaškiai metimai, 36 naudingumo balai. Bet Tuki Braunas taip pat vertas atskiro paminėjimo, 26 taškai ir 33 balai. Čia pražanga gynyboje. Edui Krosvelui. Ir viskas. Ne, čia